daromas personaliniai, tai yra galioja tik tam asmeniui. Tai yra jaunystės palaikymo, galima pavadinti, taip harmonizatorius, kuris tiesiog sustabdo jūsų senėjimą iki 10 kartų. Aišku, jeigu mes prie to prisilaikom, sakykim, tam normalios dietos, ta prasme, valgom pakankamai sveikai, turim, sakykim, sveiką gyvenimo būdą, toliau, sakykim, atsisakę tabako, alkoholio. Tai va, o jeigu ne, tai maždaug galimas poveikis iki 3 bent kartų. Viskas remiasi vėlgi tuo, kaip ir Piotro Petrovičiaus Garejevo darbuose, kuris tyrinėja šitos reiškinius, kad mūsų ląstelės gyvena taip, kaip joms diktuojama. Taigi galima joms padiktuoti, padaryti paruoštukę, kaip jos atrodė jaunos, ir duoti jam prisiminti joms, kaip šitai buvo. Va, sutransliavus tokią informaciją į ląsteles, jos prisimena ir organizmas atsigauna, atsijaunina, arba tiesiog, kitaip sakant, sustabdomas jos senėjimo greitis. Ir mes senstam galbūt tokiu greičiu, kaip ir buvo kažkur tai numatyta, kad mūsų kūnas turėtų laikyti iki 120-150 metų, o mes jį suvažinėjom kaip kokią valdišką mašiną